yeah. Better move out the way, cause I'm coming with harder hits. My head is as hard as a brick, but I'm harder than all of this. You better move, you might get knocked out, knocked out. You better move, you might get knocked out, knocked out. You. Šiandien turim nedėkingą situaciją. Labai greit peršokom į ketvirtadienį. Labai daug problemų sprendėm šią savaitę. Žodžiu, apie jas visas nenori labai smarkiai plėstis, bet panašu, kad išsprendėm. Tikiuosi, kad išsprendėm. Tikiuosi, kad dar spręsim. O koks verslas be problemų? Ne verslas turbūt. Tai visi susidurėm su vienokiom ar kitokiom problemom. Ir pirmas pirkimas šią savaitę prasideda nuo ketvirtadienio. Turim 16 valandų 45 minutės ir jau atvažiavom gana nemažą tarpą į Arkansas Bensvilį. Kelionę pafilmuosim atgal, kadangi labai daug reikėjo išspręsti reikalų telefonu ir nieko nenufilmavom. Tai kelias niekur nepabėgs. Bet kas yra įdomiausia, kad nukirtom beprotiškai mažą kainą mašiną ir bandysim mes ją nupirkti. Kodėl mes dar ne prie mašinos? Dėl to, kad įsivedėm ne tą adresą. Tiesiog per visą važiavimą, skubėjimą buvo tiesiog pasirinktas ne tas adresas, dabar sėdim rūkom. Kodėl? Todėl, kad laukiam pardavėjo, atvažiuos pas mus, tiesiog davė kitą lokaciją, atvažiuos pas mus, tada apsikeisim dokumentais ir pinigais ir važiuosim prie automobilio. Automobilį pamatysim tik už valandos, kadangi žmogus sako, arba susitinkam, paduodu pinigus ir tu važiuoji pats prie mašinos, arba neperki iš vis. Nu tai vis tiek priėmėm pasiūlymą pirkti, pirmą susimokėti, pasiimti dokumentą ir tik tada važiuoti prie mašinos. Kokios mašinos, tai pamatysit toliau. Dabar matysit, kaip atvažiuos žmogus, įvyks sandoris, paimsim dokus, sumokėsim pinigus ir važiuosim toliau. Ne kasdieną taip, nepatinka mums taip, bet nieko padaryti negali. Tai va, tai žodžiu, kažkur kaime, kažkokioj skylėj laukiam, kol atvažiuos moteris. Thousand years later. Hi. I'm Jessica. Again, it's nice to meet you. So sorry for my mistake. I was, You're fine. And here's the thing. My daughter went and got the title today, but she's in Greenbrier, where I got the card, but I can email it to you if you trust me. And I'll show you the title, though. So you don't have title yet? I do, but I don't have it. Like, bro, what are you talking about, man? Nelabai patinka man. Taitlo nėra. Mašinos važiuosim paimti 30 minučių, tada 2,5 valandos važiuosim taitlo paimti. Nu kažkaip nelimpa. Nepatinka jau man, nu bet ką, negaištam laiką, nulekiam, ką dabar jau čia nestovėsim, atsistoja. Okay. Yeah. Okay. You want me to go in? Okay. You know I do it. Yeah. Tai va, kur mūsų nabagas, aš jums parodysiu, aišku, jūs nematot, bet stovi jisai štai čia. Va toks X5, 2018 metų, 113 tūkstančių mylių, sumokėta $2,300. Istorija labai paprasta. Prieš 2 mėnesius moteris nusipirko šitą mašiną, daužta jinai, ot gyvatė, negaliu patikėti. Daužta mašina. Tai kaip taip triokintis dabar? Eina savo, sumokėjom pinigus. Kapotas, lempa, grotelės apačioj. Sako, viskas gerai mašinai. Ir galas nubrauktas. Žodžiu, liūdna. Esu nusivylęs šiek tiek. Kodėl žmonės meluoja? Daugiau kaip ir viskas okei, bet eina savo kokia gyvatė moteris, ką? Sako, viskas gerai, viskas čia normaliai. Lempa su, kapotas su, galas nubrauktas. BMW'as vadinasi. Žodžiu, varom, filmuojam, kraunam ir važiuojam. Esu giliam nusivylime, mašina nevažiuoja, iš to galima buvo tikėtis. Skurdukė tokia, nei Harman kartonų nėra, nei nieko čia nėra. Žodžiu, labai liūdna. Mašina pačios paprasčiausios komplektacijos. Daug esu kartų minėjęs, tai va ta kieta nemaloni oda vadinkim, tai va būtent va čia. Va jin tokia. Nežinau, ar matosi, bet kažkokia tokia netikra kažkokia nesąmonė. Nesakau, kad čia yra kažkas blogai su ta oda, bet jinai yra tiesiog nemaloni. Man asmeniškai.
Bet kokiu atveju už mašiną sumokėta $2300. Mašina nevažiuoja, įsijungęs limp modas, labai netikėta, bet to galima buvo tikėtis, aišku. Žodžiu, mes pabandysim, paskenuosim klaidas ir matysim, kas čia su ja darosi. Žodžiu, situacija ta, kad BMW meta klaidą ir limp modą. Limp modas reiškia BMW charging problem. Tai reiškia, bus inverteris, pirmas dalykas inverteris, antras dalykas smagratis. Smagratis, jeigu sugenda, pradeda bėgti tepalas, pratrina rėmą ir galimai tepalo su drožlėm sudegina inverterį. Tai labai viskas surišta šituose mašinose ir reikia žiūrėti, kas čia iš tikrųjų darosi su ja. Nėra taip paprastai išsiaiškinti, tol kol neišardai ir nepasižiūri. Kas dabar gaunasi, mašina nevažiuoja, užsikuria, limp modas, dvi štukas apsukų, nevažiuoja ir dabar gali būti bet kas. Kol jūs neišardysit dėžės, tai nebus aišku niekas iki galo. Jo mums čia nereikia, nusileidžiam kėdę, nes rimti BMW fanai važinėjo taip. N20, B20 variklis. Vairas ir tas nešildomas, apmaudu. Kilimėlių nereikia, nieko nereikia, čia atrodo, kad nežinau, su kuo vaikščia, bet žodžiu, esu nusivylęs ne tai, kad mašina nevažiuoja, bet tai, kad daužta. Va čia va yra pagrindinė bėda, kad žmonės meluoja. Panašu, kad hibridinės baterijos problemos ir visur klaidą meta pagrindė su hibridinė pavara. Tai va, apmaudu, žiūrim, ar mums nusišypsau sėkmė, čia mums nenusišypsau sėkmė, bet kas yra gerai, kad automobilis užsikuria ir eis įjungti neutralą. Nutrūko mūsų gervė. Kol kas matot, kaip nesiseka, žodžiu, bandysim dabar apsisuko mašiną, kad galėtume judėti iki parduotuvės rytoj. Tai reiškia, mes apsuko mašiną, vešim atbulom, nes neturim antrojo diržo. Tas diržas yra, va taip atrodo, čia ne tai, kad diržas, o čia yra virvė. Tai reiškia, mes antros virvės neturim, nenusipirkom ir bandysim sukti su tuo, ką turim. Tai ne kasdieną tiek reikia knistis, reikia turėti tiesiog antrą virvę, o mes neturim. Tai va, tai bandom dabar. Yra tas rankinis toks, bet tingiu labai žaisti, tai jau geriau taip. Žodžiu, ištraukiau tą virvę be reikalo, žodžiu. Apačia, kaip eina virvė po apačia, po šituo, sakykim, dančiu. Arba per viršų gali lipti, arba pro apačią. Aš ištraukiau ir netyčia man pradėjo sukti kitą pusę. Ir pradėjo pjauti metalą. Ką bedėtum, viską nupjauna, nes tiesiog nupjauna. Šiaip ne taip mašina ant ralo, žodžiu, mašina kūrėsi, nevažiuoja, įsijungia neutralas, viskas veikia. Bet meta hibrido problemą. Tai reiškia, reikia tvarkyti greičių dėžę. Tai neaišku, kas tai greičių dėžiai. Aišku, mes čia labiau jos nesugadinam. Tiesiog užtemdami, kadangi išsikrovė boosteris, mašina nebeužsikūrė. Mašina veikia iki tam tikro lygio, užgesta ir reikia tada su boosteriu kurti. Kažkodėl energija išsirbė taip. Tai kažkur reiškia trumpina smarkiai, mano supratimu. Išdreinina bateriją, nebeužtenka jėgų, generatorius nebesugeba krauti ir viskas. Tai reiškia, kažkur trumpina. Svarbiausia, kad neužsidegtų. Tai šitoj situacijai, ką mes turim. Gavosi taip, kad išsėdo mūsų boosteris, tada kol susigaudėm, kas čia vyksta su mūsų gervė. Gervę susitvarkėm, iš 2 šniūrų susidėjom, kaip matėt. Žodžiu, mašina atbulom užtempta. Kadangi čia ir kalniukas, tai beliko vienam tik tai užsirident, kad sutrumpėtų virvė. Tai viską galima buvo
padaryti daug gudriau ir geriau, bet aišku, visada tikės, kad viskas bus taip pat kaip visada, bet svarbiausia mašina ant ralo, važiuojam namo. Saulė šviečia, žodžiu, penktadienio vakaras, 4 valandos 45 minutės. Atvykom į pakrovimą, nusimetam X5, labai skubėjom, kadangi vakar nusivėlinom, nebesuspėjom pafilmuoti, šiandien nebenorėjom stoviniuoti ir taip gavosi tiesiog, kad atlėkėm greitai, kad galėtume tralą laikyti tuščią, kadangi dar laukia mūsų penktadienis, šeštadienis, sekmadienis, pirkimai. Galbūt rytoj važiuosim, dar Volvo paimsim. Viską mes suspėjom, žodžiu, Audi priparkuota, į tokią parduotuvę atvarai, čia visko yra, Milwaukee, Honda, štilių, traktorių, priekabų, purkštuvų, tikro vyro parduotuvė, jeigu norit Amerikoje Harbor Freights arba Northern Tools. Tai va, ką mes darėm, mes šiandien raupą naują nusipirkom, žodžiu, nusipirkom 50 fitų, susisuka 25, tai visada turėsim zapasui dar 7 metrus. Nu, ir viskas, bagažinė uždaryta, va, apšviestas. Važiuojam namo ir toliau jau žiūrim, ką mes čia pirksim savaitgalį. O ką pirksim, pamatysit jau šeštadienį. Jeigu norit stebėti čia, jeigu norit pasubscribinti, matyti, ką perkam čia. Iki. O rytą pradėsim su daina. Vasara jau nubarstė, pievrosom tavo plaukus. Ar kažkaip taip? Kodėl tos dainos lenda man į galvą visokios, negaliu atsakyti, bet turbūt, kad pagaliau vasara atėjo pas mus ir kai ryte išeini 5 valandą ryto į kiemą ir jau maloniai gera, tai reiškia, kad mes jau pasiruošę vasarai. Ir turbūt, kad teigiamas emocijos lenda į galvą ir skatina gerą nuotaiką. Ir šiandien turim misiją suspėti, nuvažiuoti ir grįžti. 500 mylių vieną galą, 500 mylių atgal. Ir aišku, dar viena labai svarbi smulkmena. Šiukšlynas audinį dar nesutvarkytas. Tai va, kažkokiu būdu per šią savaitę įveiksim bagažinės betvarkį. But like I say, man, always said it. It's not about the destination. It's all about the journey. Ain't nothing changed but the weather. The dangling carrot that hang from the rear view. Your dreams in the past ain't nowhere near you. Backseat drivers got nothing but 2 cents. Shotgun riders too biased, they all liars. I should get an A for effort, I'm too tired, but I'm never giving up, that's why I'm kinda admired. Role model, like it or not, I gotta play it. Sugarcoat the rhyme sometimes, but still say it. Kol važiuojam pirkti Q7, tai dar norėčiau sugrįžti prie vakarykščio X5 hybrido. Tai tokia viena iš įdomesnių situacijų gavosi tokia, kad kiekvieną kartą, kai važiuojam pirkti mašinos, iki galo būna kartais pardavėjai slepia kažką. Dėl ko sakom, visada gali būti paslėptų gedimų ir dauguma žmonių dažniausiai nebūna sąžiningi. Tai ką turiu galvoj nesąžiningi, tai kas atsitiko su X5. Būtent, tai suradom skelbimą, susitarėm sumą, mokėjom dar daugiau pinigų nei buvo skelbimas, kad tiesiog žmonės dirbtų su mumis, nes gana nemaža atranka buvo į norinčius pirkti. Ir gavosi taip, parašėm, kad atvažiuojam ir dėl mūsų klaidos mes tiesiog neįsivedėm ne tą adresą ir nuvažiavom šiek tiek ne ten. Ir moteris parašė, kad aš nebegaliu laukti, susitinkam ten ir ten. Tai gerai, susitikom kitoj vietoj, tai reiškia mašinos dar nematėm, o jau mokėsim pinigus. Tai iššokom moteris iš mašinos, iš karto taitlo neturi, to neturi, ano neturi, bet viską turi. Turi, bet neturi. Nu gerai, mašiną kaip ir, tipo paėmėm, viskas tvarkoj. Turiu galvoj, susimokėjom pinigus ir išvažiavam prie automobilio. Atvažiavam prie automobilio, kaip matėt, buvo sudaužytas kapotas, sudaužyta lempa, kabelio krovimo nėra. Tada gavosi taip, kad jinai melavo apie defektus, o tiesiog galėjo nufotografuoti normaliai. Bet kame visas dalykas yra, kad žmogus melavo iki tol, kol tu neatvažiavai, o kai atvažiuoji, tai nenori nepirk, važiuok namo. Nu tai va čia esmė, kad negražu taip daryti ir dėl ko mes visada sakom visiems klientam, kad visi automobiliai turės paslėptų defektų, nes dabar labai svarbus dalykas. Ta moteris sumokėjo už mašiną labai daug pinigų, ten
6 kartus daugiau kaip pavyzdys, nei mes sumokėjom jai, ir jai sugedo, ir jinai yra beviltiškai padėti. Tai reiškia, jai reikia išlūpti kiekvieną centą iš tos mašinos, mes jai visiškai neįdomus esam. Tai tiesiog, bet išlikti žmogum, manau, kad visi turėtų. Tai kas tada gaunasi, jinai specialiai melavo, kada jeigu jin būtų pasakius, kad mašina daužyta, va čia nuotrauka, viskas tvarkoja, tu važiuoji su kažkokiu lūkesčiu, nusiteikimu ir viskas. O dabar gaunasi taip, kad atvažiuok, viskas gerai ir kad važiuoji nei taitlo nėra ir dar mašina sudaužyta kažkiek. Tai tu jau atvažiavai 500 mylių, tai aišku, kad tu pirksi tą mašiną, jeigu tau pasakys, kad tu, nepatinka, važiuok atgal. Bet čia, kur tas žmogiškumas tada va iš tos pusės. Tai negana to. Taitlo dar neturim, taitlo dar neišsiuntė, o gaunas taip, kad taitlas dar reikės sutvarkyti, siūsti, perregistruoti automobilį ir ištraukti naują dokumentą, nes taitlas tiesiog yra sugadintas. Tai ne tai, kad jinai neturėjo taitlo, pardavėm mašiną mes nematėm tos mašinos ir jin pardavė sugadintą mašiną be apžiūros. Ir ant galo dar parašė, gal nori pirkti ekstra krovimo kabelį už $75. Tai iš vis iš tikrųjų kartais atrodo, kad nieks nebestebina, bet kai kurie dalykai vis dar stebina ir sako, aš labai daug tūkstančių išleidau, bet jeigu nori dar kabelį už 7,5, tai galiu kabelį parduoti. Audi Q7 2017 metų, nuvažiavus 144 tūkstančius mylių, sumokėjom $3,800. Myself bad, my self-esteem getting better. Gotta keep on chugging. Ran through everything in front of me. Might smoke bed in heaven. Got a whole agenda. Can't aspire to get ahead, so bump that. It's no surrender. Got a dollar flipped up. I'm trying to get it in FT to get them when they're in hand and crypto loan. Tai visgi pasikrovėm viskas buvo gerai, žodžiu, atvažiavom ir kokia įdomi istorija. Žodžiu, kadangi mes visi žinom, kad per Šiukšlyną perlipt negalim, nieko nerandam. Tai lygiai taip pat gavosi ir su mūsų herojum šiandienos, tai reiškia tas žmogus, kuris pardavinėjo mum automobilį. Likus 30 minučių, tai reiškia pravažiavam 7 valandas 30 minučių, parašė, sako, žinok, aš taitlo neturiu. Tai parašiau, ar tu juokauji, ar kas tau yra, nes sakau, aš tiek kelio važiavau, tu dabar man sakai, kad tu taitlo neturi. Jo, sako, aš čia sutvarkysiu. Bet sakau, ar tu supranti, kad mes netaip tarėmės? Sakau, aš dėl to tavęs ir klausiau, ar viskas gerai, ar dokumentai tvarkoja ir taip toliau. Tai tos smulkmenas jau čia nesileisim, bet ir jisai viską patvirtino, o likus labai trumpam laikui iki atvykimo, sako, neturi taitlo. Tai tokiais variantais yra tik 2 keliai. Tai pirmas apsisuki važiuoji namo, o antras viską patikrini kaip įmanoma maksimaliai ir tada priėmė atsakomybę arba pirkti mašiną arba nepirkti. Jeigu priėmė pirkti, reiškia veši namo mašiną su nepilnu dokumentu ir kažkur turėsi ją pasidėti ir laukti, kol tau ponas teiksis atsiųsti mašinos dokumentą. O kartais tai būna užtrunka nuo 2 iki 6 savaičių. Bet kas gavos konkrečioj šitoj situacijai, tai jisai sako, tai gerai, galėsi pinigų nemokėti visos sumos, aš tada tau atsiųsiu taitlą. Ir žodžiu, mes ten su juo ginčiamės ir ant galo sako, radau taitlą. Tai, o nervuotis reikėjo kokius 30 minučių atsisėdus, kad atvažiavom, o dokumento nebus. Tai vėl linku ir lenkiu. Tai reiškia labai daug nesąžiningų žmonių ir jiem tiesiog yra nusispjauti ant to, kad tu važiuoji ilgai, jiem tiesiog neįdomu. Nenori važiuok namo, nepirk tos mašinos, parduosim kažkam kitam. Tai taip ir būna, kad tu kartais važiuoji toks ir tikiesi, kad viskas bus gerai, nes patikrinai viską. Taip kaip reikia, taip kaip visada. Ir vis tiek kažkas išlenda ir visą laimę, kad baigės sėkmingai, nereiks nieko laukti. Mašina tiesiai iškeliaus į pakrovimą jau pirmadienį.
Nieko savo kelionė, žodžiu, buvo pradėta 5 ryto, dabar turim mes 23:49, ta pati diena, tai atvairuota beveik 19 valandų. Tai ar norėčiau to kiekvieną dieną? Turbūt, kad nenorėčiau, nes taip ir numirt gali važiuodamas, žodžiu. Tai, o Amerikoje labai daug tokių vairuotojų yra, kur furistų įmonių, kur dvigubą laiką važiuoja, tai vat labai panašiai ir būna, kad visą parą tiesiog važiuoja nuo miego iki miego ir tada daro avarijas ir taip toliau. Tai geriau taip nedarykit ir jūs ir viskam savas laikas ir poilsis. Va, ir vėl sekmadienis, savaitės, va taip, va. Ir jau taip pat greit laikas eina, aš negaliu suprasti, žinokit. Oho, ir vėl savaitė praėjo, žodžiu, labai greitai viskas eina, labai greitai mes čia bandom suktis, kaip matėt vakar nuvažiavam virš 1000 mylių, o dabar mes toliau lekiam. Tai, o lekiam, paimsim SQ5. Kalą, aišku, kaip netikėta, bet taip jau yra, žodžiu. Ir čia yra kliento atkaklumo dėka. Automobilis kainavo 14 000, nu tiek norėjo už kalančią mašiną, 3 litrų. Ir automobilis yra 2018 metų ar 2019, nu skirtumo didelio nėra, bet ką noriu pasakyti, kad mes rašėm, pirmiausia atsiuntė vienas klientas, tada jis derino kainą, žodžiu, spaudė ir nedaspaudė. Žodžiu, tada mes pradėjom rašinėti, tada pasidalinom tą mašiną Facebook'e, tada ten tą mašiną stovėjo kokį, nežinau, 2 savaitės gal už 11 000. Ir vakar ar užvakar žmogus rašo, sako, žinok, aš pats susiradau tą patį skelbimą Facebook'e, nuėjau, parašiau, spaudžiau ir pavyko sutarti už $10 000. Tai va, tai ką noriu pasakyti, kad nepasiduokit, tie, kas stebit, tie, kas atkakliai įsikabinę tos mašinos laikysit, kurios norit, tai ir jeigu jos nieks nepirks, tai reiškia automobilis vertas lygiai tiek, kiek kažkas už jį pasiryžę sumokėti. Tai jeigu jūs esat vienas, kuris atkakliai to automobilio siekėt ir visada tą žmogų, na, taip į dieną, vieną kartą, gal į 2 dienas vieną kartą pajudinat, nu ką, kas naujo, kokia kaina, gal pakryto, gal tas anas. Ir viskas, ir, nu, kaip matot, nuo 14 000 iki $10 000 už Nardo Grey SQ5. Kiek galima iš to paties spoto žiūrėti į mašinas, ane? Va taip, važiuosim ir šnekėsim visą kelią. Kaip man draugas vienas sako, tak. Sako, kol neatvariu Ameriką, nežinau, kad tokios bėdos mašinam būna, kad kaltų variklį. O kągi mes savo ruoštų nuteisime banką prašyti paskolos ir mum tokios pačios SQ5 prašom. 2019 metų SQ5 nuvažiavus 79 000 mylių, klientas nusipirko už $10 000. Buvo gavusi priekis sutvarkytas, mašina iš Rumunijos, iš Ukrainos, iš kažkur, pavažiavo 3500 mylių ir pradėjo kalti. Kaip kala, pafilmuosiu dar kartą, parodysiu, kas čia su juo daros, kad žinotumėt, kas čia per varikliai. Ir į banką šausim po to pinigėlių. Tai ką šitas automobilis turi? Labai įdomi komplektacija, vien dėl to, kad yra daug dalykų prestižui, kas būdinga, bet kai kurių trūksta. Tai apeinam greit apžiūrim. Tai nėra heads-upo, yra LED žibintai.
Nėra 300 kamerų, kas keista iš tikrųjų tarp SQ5, kad nebūtų. Nėra Distroniko. Naujos Goodyear padangos, nauji priekiniai stabdžių diskai, ratai idealios būklės. Mušimas buvo tik tai prieki, buferis sudaužytas ir viskas. Tai va, nėra heads-upo, nėra pritraukėjų, bet yra keilės, tai kas jau yra gerai. Tai toliau, galiniai diskai kažkada irgi buvo keisti, kantelio jokio nėra. Jeigu nėra kantelio, tai reiškia taupot jau kokį 1000. Naujos padangos ir gale. Nardo grey spalva. Nežinau, turbūt gražiausia audinė spalva, kokią man teko matyti. Galinė kamera, spoileris ir šitas automobilis, aišku, turi orinę važiuoklį. Prisikabinti prie tos mašinos labai mažai kur galima, kadangi kažkur vieną taškelį tikrai mačiau. Čia, va, šitą mačiau, daugiau nieko nemačiau. Dabar vidus, aš nežinau, kodėl Audi yra šitos spalvos fanė viduj, man, sakykime, negražu, nežinau kaip jum. Parašykit, ar jums gražu ar ne. Lyg sakytų derino prie kėbulo spalvos, bet vidus pilkas, nežinau, bet šiaip gerai žiūris, tai žiūrim toliau. Rankenos šviesios spalvos, čia Alcantara, čia tam, okei, Bang Olufsenai, S apdailos, sėdynės, Diamond paprastos, šildomos. Kaip ir spalva prie mašinos, sakykim, kad taip turėtų būti. Toliau, aktyvios lempos turim, to užsikursim, pasižiūrėsim, užsikurkimės ją, pasižiūrim, kas čia darosi. Taip, turim, kaip ir minėjau, mes aktyvią pakabą. Tai reiškia kiluoja žemyn aukštyn, jeigu čia yra tokia piktograma, reiškia jūsų mašina turi. Taip, toliau, LCD ekranas. Viskas labai panašiai kaip Q7. Ambient apšvietimas, čia matot, šviečia raudonai. Tai dabar biški šviesų dar kol kas, tai gal ir nelabai matosi. Toliau USB pakrovėjas, tai čia visos funkcijos standartiškai, šildomas sėdynės, nėra šildomo vairo, bet čia turim nupjautą. Tai jau šustriau viskas atrodo. Taip, tamsios lubos, bet ne Alcantara. Durys Alcantara, lubos ne Alcantara. Tai įdomiai. Sėdynės labai patogios, sportiškos, gale viskas idealiai. 5 vietų automobilis. Taip, dabar kas blogai su šitą mašiną? Žodžiu, kiek pasakojo pardavėjas, tai nusipirko mašiną iš ukrainiečio ir pravažiavo 3500 mylių ir pradėjo kalti mašiną. Nesmarkiai, neilgai, bet sako, biški pavažiavam ir sustojom. Tai kas dabar gaunasi? Ar gali būti, kad tipo nesąžiningas pardavėjas? Medučia užvažė litriuką. Gali būti, aišku. Įdomu, kaip pakeitus tepalą. Manau, kad išlystų dar didesnis kalimas šitos mašinos, bet mes to nesužinosim. Paliksim mes šitą automobilį įsivertinti jau pirkėjui, kadangi mes turim pirkėją. Kaip ir minėjau jau prieš tai, atkaklumo dėka nuderėjo nuo 14 000 iki 10 000 pirkimo sumos, plus vietiniai mokesčiai, tai šitas automobilis Lietuvoje gausis apie 12 900 iki mokesčių. Bet turi idealios būklės, idealaus kėbulo su kalančiu varikliu SQ5 už 10 000 pirkimo ir iki 13 Klaipėdoje. Tai aš sakyčiau, kad tikrai geras dylas, nes mašina kaip nauja. Nuvažiavus 7-9 tūkstančius, labai gražiai atrodo, labai šiaip iš tikrųjų gerai. Dabar, kai sėdžiu, žiūris tas pilkas salonas prie viso to bendro vaizdo. Mašina nemėlyna, neraudona, tai kaip pilka visa, tai ir tas pilkas viduj tikrai gerai atrodo. Ir taip gavus, kad žmogus nespėjo net tepalą pasikeisti ir jau mašiną pradėjo kalti. Tai jisai sumokėjo apie 25 000, o mums pardavė už 10. Tai būna Amerikoje tokį variklį sutvarkyti, čia minimum nuo 15 000, dėl to nebeapsimoka. Tai va, ir tokia istorija. Mašiną norėčiau ir aš tokios. Labai šauniai važiuoja. Jeigu esat Porsche fanas, jeigu norit pajausti, kas yra SQ5, tai Macanas, biški aštriau. Jeigu norit komforto ir tokio biški paprastesnio miesto automobilio, bet kad trauktų, SQ5. Dėl ko? Dėl to, kad variklis tas pats, vadinkim, ir visko ten tiek pat, tik tai kėbulas kitoks. Tai va, jeigu norit galios ir komforto, tai arba Macanas, arba Audi SQ5. Tai ką šią savaitę nupirkom? Pirmasis automobilis buvo BMW 2018 metų X5 hybridas, $2300. Antrasis automobilis buvo Audi Q7 2017 metų, sumokėjom $3800. Ir trečiasis automobilis buvo Audi SQ5 2019 metų, už kurį sumokėjom $10 000.
$. Tai va viskas, pabaigsim mes čia. Toliau kelionė namo, tai manau, kad kaip ir matėt apie nieką kelias, visiškai tiesiai, visiškai nėra ką parodyti ir manau, kad mes čia užbaigsim šios savaitės filmavimą. Tai va, jeigu norit pažiūrėti, kiek gaunasi visi automobiliai, kuriuos matėt Lietuvoje, ar po mokesčių, ar kaip vyksta kelionė, ateikit pas mus į Facebooką, čia viršui, pasižiūrėsit, parašykit, jeigu norit. Jeigu norit stebėti kiekvienos savaitės videkas, kada įkrenta, paspauskit subscribe. Tai mums labai svarbu. Tai va, viskas, atsisveikinam iki kitos savaitės.